Sveiki, mielieji. Nutariau išardyti ir pabandyti suremontuoti savo automobilio greičių dėžę. Pradėjo man gesti ta greičių dėžė maždaug prieš metus. Reiškia, pradėjo išmetinėti, tiksliau pradėjo nesijungti ketvirta pavara ir baigėsi tuo, kad aš jos visiškai negalėjau, reiškia, įjungti. Ir todėl nutariau pasikeisti tą greičių dėžę, nes važiuoti, kaip žinot, reikia, o laiko per daug nėra ten, kada žaisti su detalių ieškojimu ir su remontu ir taip toliau, nes remontas yra ganėtinai brangus ir ilgas, todėl buvo pasirinktas variantas pakeisti dėžę. Na, senoji pragulėjo mano rusiuke beveik metus laiko ir man šovė tokia idėja, kad reikėtų turbūt ją pačiam išsiardyti ir pabandyti, reiškia, suvokti, kas yra negerai, kokios detalės yra išėjusios iš rikiuotės, paskiau vėl viską pabandyti surinkti vietą ir, na, čia jau apmąstymų reikalas. Vienas variantas pasiūlyti greičių dėžę rinkai, o kitas variantas pasilikti ją savo ir turėti garantuotą atsarginį mazgą automobilių. Taigi, istorija yra tokia. Greičių dėžė gulėjo rūsio kampe. Vakar tiesiog aš ją paėmiau. Na ir taip žaisdamas nuardžiau galinę va šitą vadalį. Tai yra reduktoriukas, žodžiu, į galinį, reiškia, tiltą. Na, tame manuale jis vadinasi kažkodėl tai prailgintuvu. Ten yra rusiškai, tai vadinasi udlinyteliu. Taigi, norint toliau, reiškia, prisikasti mums iki vedančiojo ir vedamojo velenų, mums reikia dar nuardyti štai šitą, na, pavadinkim jį pavarų selektoriumi. Reiškia, čia yra, žodžiu, mechanizmas, kuris išrenka pavaras. Ir taip pat čia gyvena viskozinė mova, skirta, reiškia, perduoti sukimo momentą į galinį tiltą. Taigi, kada mes nuardysim va šitą vadalį, jau bus galima, reiškia, toliau krapštyti pagrindinį dėžės karterį. Jisai yra susiūtas iš dviejų dalių. Ten, kiek aš atsimenu, reikės nuimti dar tokį vieną dantratį ir tada jau bus galima, reiškia, taip liaudiškai tariant, šitą korpusą perskirti. Tai va, tai pirmin. Daugiau nelabai čia yra ką kalbėti, reikia nuo kalbų perėti prie darbų. Taigi, 14 mm kilpinis raktas ir staigiais judesiais atlaisvinam varžtus. Pabandysim atlaisvinti, na, net nežinau, kaip čia jį pavadinti, galinio tilto reduktoriaus mazgą arba pavarų išrinkėjo mazgą. Taip. Einam
kitos pusės. Taip pat yra varžtų. Na, jeigu šitas mazgas nuslims lengvai, tai purštus aš pasistengiu palikti tose vietose, kur jie buvo įsukti, nes jų yra įvairių skirtingų ilgių, kad paskiau nebūtų maišalinės. Štai pagrindinius matomus mes kaip ir atlaisvinom. Čia yra dar vienas kažkoks tai prie ilgos ausies ir dar vienas. Paskiau mes jos sudėsim atskirai ir bandysim šitą mazgą kažkaip tai išprašyti. Aišku, darom viską be fanatizmo. Nu, reikia manyti, kad tą dėžę išardyti įmanoma. Kažkas tik ją į krūvą sudėjo. Štai. Ledai pajudėjo. Pasiekusieji. Na va, kaip ir sakiau, reiškia iš karto pradeda pro plyšius kiltis tepalas, nes jo yra likę pakankamai dar tuose mazguose. Taigi, be fanatizmo, lengvai padaužydami, atrodo, lengvai. Štai. Rezultatas. Aha. Kažkas laiko. Kuri pavara, nes iš čia valdosi pavarų štiftai. Tai štai, mėlieji, pasidavė pagaliau man šitas galinio tilto reduktoriaus korpusas. Vienu žodžiu, ką galiu pasakyti, nusiema jisai nesunkiai, tačiau galiniai nuėmimo stadijoje, vienu žodžiu, užsikabina už šakučių traukių kažkuriam tai taške, reiškia šitas mūsų pavarų selektorius. Tas svertas turi tiek padėčių, kiek yra mūsų pavarų. Reiškia, viena, dvi, trys. Tai yra 3 pozicijos, kaip suprantu, tarp pirmos, antros, tarp trečios, ketvirtos ir tarp 5 ir 6. Taip pat yra dar ir atbulinė kažkurioje tai pozicijai. O dabar į šalis. Į šalis jisai juda jau priklausomai nuo to, kokioje pozicijoje bus pavarų traukas. Bet yra 3, reiškia, stabilios pozicijos judant pirmin atgal. Tai yra lygiai taip pat, kaip yra nupaišyta ant pavarų svirtės.
pozicija tarp pirmos, antros, pozicija tarp trečios, ketvirtos ir tarp penktos, šeštos. Na, toliau dar reikės išsiaiškinti, kaip čia jungiasi atbulinė pavara. Taigi, mėlieji, mūsų greičių dėžės ardymo epopėja tęsiasi. Dabar, norint atskirti, reiškia, pagrindinio karterio dvi pusės, mums reikia išsukti štai šitos du varžtus. Vieną, o šitą ir kitą. Mes matom, kad antrinio veleno guolį prispaudžianti plokštelė sutraukia tas dvi puseles ir reikia mums išsukti du varžtus, kad atlaisvinti, reiškia, eigą viršutiniai karterio daliai. Taip pat turim išimti šitą pusmėnulio formos plokštę, jinai mums kol kas nereikalinga. Padėsim į šalį. Paskiau, žinoma, visas detalės reikės sudėti tvarkingai. Taigi, atsukam šitos prispaudžiamosios plokštelės du laikančius varžtus. Mums reikės paprasčiausio kilpinio rakto 12. Varžtus reikia stengtis sukti tokiu raktu, kurio mažiausiai pažeidžiama šešiabriaunė galvutė. Aš manau, kad užmetama galvutė arba kilpinis raktas yra tam tinkamiausia. Bet aišku, jeigu nėra kitos galimybės, tai naudojame paprastą raktelį raginį. Išsukam šitos varžtus ir sekantis etapas skelsime mūsų greičių dėžės pagrindinį karterį pusiau. Taigi, verčiu greičių dėžę ant kito šono ir paprastų 12 kilpinių raktų atsukinėjau visas veržles pagal perimetrą. Dabar jau matau, kad paprastai aš jų neatsuksiu, reikės iš kitos pusės prilaikyti su galvutė, nes varžtai prasisuka kiaurai, todėl kad ant sriegių yra purvo ir nevažiuoja taip greitai, taip gerai ir greitai veržlė, kaip norėtųsi. Pagaliau perskilo mūsų greičių dėžutė, galbūt truputėlį sunkiau negu graikiškas riešutas, bet operacija pavyko. Reiškia, tą noriu pasakyti. Reikia daryti viską palengva, neskubant. Svarbiausia yra atsukti visus sutraukiančius varžtus. Geriausia tai yra truputėlį, reiškia, kur yra tokie atsikišimai nuo kitos karterio pusės. Į tos atsikišimus įremti kažkokią tai medinę kaladėlę ir pastuksenti plaktuku. Svarbiausia yra išjudinti tą pusę, o kada jau atsiranda bent mažiausias plyšelis, tai reiškia yra ženklas, kad jokie varžtai daugiau nebelaiko šitos, reiškia, šitų karterio pusių ir bus galima be vargo jas ištraukti.
Na kągi, dabar belieka defektavimas. Turbūt pelenai išsitraukia be vargo, aš taip manau. Taigi pasidėsiu aš juos kažkur tai lygioj vietoj, truputėlį nuvalysiu ir tada pabandysiu dar nufilmuoti ir pasidalinti savo samprotavimais dėl jų būklės. Pagalvojau, kad prieš darant defektaciją visai neblogai būtų greičių dėžės dalys išplauti. Norint tą padaryti, mums reikia gana nemažos vonelės, kad būtų galima patalpinti laisvai daugmaž pačią didžiausią dėžės dalį, tai yra va šito pagrindinio karterio puselę. Ir reikia nusipirkti kokius 5 litrus dizelinio kuro. Aišku, benzinę plauti galbūt būtų geriau, tačiau tai yra nesaugu, nes benzino garai labai nesunkiai užsiliepsnoja. Ir be to benzinas yra lakus ir turi ganėtinai tokį skvarbų kvapą. Na, dabar bus galima santykinai švarias detalės ramiai apžiūrėti ir jas defektuoti. Žodžiu, trumpai kalbant, patikrinau aš visus guolius, patikrinau visas guoliavietes, niekur nėra išmušta. Dantračių briaunelės taip pat visiškai dar sveikai atrodo, guoliai nekliba, yra sudilusi 4 ir 3 bėgio perjungimo šakutė. Štai aš išėmiau jau seną šakutę. Šituose ant šitų galiukų, reiškia, yra sumontuoti tokie kaproniniai tokie andeklai. Ir būtent šitomis vietomis, tais kaproniniais andeklais, šakutė liečiasi blokuojančios movos griovelio. Ir kadangi yra padaryta slydimo pora, matomai reiškia transmisinės alyvos aplinkoj, labai neblogai slysta šitas kapronas grūdintų blokuojančios movos paviršiumi. Ir todėl trintis yra labai nedidelė ir dėlimas yra palyginus mažas. Bet kai pirkau šitą automobilį, aš pastebėjau, kad greičių dėžėj buvo labai mažai tepalo. Šitas velenėlis gauna, jeigu yra tepalo mažai, gauna tepalo tiek, kiek jom yra aptaškomas besisukant antriniam velenui. Galbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl sudilo šitos šakutės andeklai. O bėgis nesijungia dėl labai paprastos priežasties. Štai šita sudilusi šakutė jau neturėjo visai nebeturėjo paviršiaus, nebeturėjo erdvės, su kuom užkabinti šitą blokuojančią movą. Ir tiesiog neužstumdavo jos iki galo ant 4 pavaros dantračio. Aš išvis tiesiog negalėjau, reiškia, iš kulisos negalėjau tiesiog užstumti šito blokuojančio dantračio ant 4 pavaros dantračio dantukų per sinchronizatorių, va šitą geltoną sinchronizatorių, reiškia. Tai tokia ir priežastis. O dabar, kada jau mes tą priežastį nustatėme, tai, reiškia, belieka po truputėlį surinkinėti šitą pavarų dėžę. Taigi, pirmiausia, į savo vietą įdėkime diferencialą. Prieš dedant diferencialą, jo guoliavietę reikėtų truputėlį sudrikinti tepalu, kad sausa geležis į geležį nesizūlintų.
Taigi diferencialas pirmiausia padedam į savo vietą antrinį veleną. Prieš tai reikia nepamiršti sumauti visas tarpinytes ant jo. Štai čia prieš guolį laikančią, reiškia, atramą maunasi tokios 3 skardinės tarpinės. Jas reikia teisingai sudėti. Taip, atrodo. Atrodo gerai. Kągi, surinkinėjam toliau mūsų greičių dėžę. Mūsų velenai abudu vietoje. Diferencialas taip pat vietoj. Į ką noriu atkreipti dėmesį. Visos detalės turi į savo guoliavietes atsigulti labai gražiai, be jokių užsikabinimų ir be jokių trukdymų. Svarbu teisingą pusę užmauti va šitą va riebokšlį. Metalinė dalimi jis turi būti atsuktas į greičių dėžės vidų. Nežinau kodėl, bet japonai padarė taip, kad šitą riebokšlį galima pakeisti tik tai išardžius pavarų dėžę. Nors jisai pas mane ir buvo geras, aš jį vis tiek pakeičiau, nes neaišku, kada dabar šita pavarų dėžė vėl bus ardoma. Taip pat va šitoj va vietoj yra keli tokie, reiškia, pleniniai lapeliai, tokios tarpinytės pleninės, jas taip pat reikia tvarkingai uždėti. Na, truputėlį reikia ant dantračių užlašinti tepaliuko, kad jie taip sausai nesitrintų, tegu ir iš rankos jos sukiojant. Toliau, šitie guoliai turi atsigulti į guoliavietes taip, kad juose išpjautos kiaurėmis sutaptų su štiftukais, kurie yra įleisti į greičių dėžės korpusą. Jie turi atsigulti labai glaudžiai ir neturi būti jokių klibėjimų. Viską dar kartą įdėmiai apžiūrim, pažiūrim, kad visur būtų švaru. Na ir galima dabar jau uždėti kitą pagrindinio karterio puselę ant viršaus. Prieš sujungdami puseles karterio turime jų kraštus, štai šituos va, labai reiškia gerai nuriebalinti. Krašteliams nuriebalinti aš naudoju štai va tokį va skediklį. Tai ne white spiritas, tai yra dažų tirpiklis. Na, ne vien, aišku, dažus galima su juo tirpinti, bet mano galva žiūrint, jisai yra toks truputėlį toks matsnesnis, kaip sakant. Ir nuriebalina žymiai geriau negu white spiritas. Ir dabar, kaip matote, padengiu juos silikoniniu, to vadinamu gasket makeriu, hermetiku. Kainuoja truputėlį virš 3 eurų senukose. Na, tiesiog per daug galvos nesukau, paėmiau patį brangiausią iš tenai buvusių. Belieka tikėtis, kad kokybė bus gera. Dabar hermetiko instrukcijoje rašoma, kad reikia palaukti apie 15 minučių, kol tas užneštas sluoksnis truputėlį sukietės, ir tada suspausti detalės. Noriu atkreipti dėmesį, kad reikia labai reiškia atidžiai padengti hermetikų kraštelius aplink varžtų kiaurėmis, kad pro jas
pro jas nebėgtų alyva iš variklio. Sujungiau abi dvi puseles, sukaišiojau varžtus. Reikia dabar šitą korpusą suvaržyti. Veržiame tokiu principu, kad, reiškia, jeigu priveržiam veržlę vienoj pusėje, tai stengiamės lygiai taip pat priveržti veržlę maždaug simetriškai kitoj pusėje. Na, kažkaip tai taip va. Jo labiau, kad jos čia ir išdėstytos vieną priešais kitą. Tokiu būdu verždami mes gausime tą mūsų suveržimą daugiau mažiau tolygų. Ir hermetikas tolygiau pasiskirstys, reiškia, tarp mūsų tarpelių. Taigi, imu raktelį, atrodo 14 ar 12 ir palengva visus varžtus suvaržau. Taigi, mielieji, surinkome mūsų greičių dėžės pagrindinį karterį, taip pat prisukome galinę dalį, tiksliau su pavarų selektoriumi. Yra vienas niuansėlis. Šiaip prisukinėjant į savo vietą šitą detalę, reikia atkreipdėmėsi į tai, kad pirminio pavarų išrinkimo svirtelė, ją reikia tiesiog automobilio važiavimo kryptimi iki galo nukreipti į dešinę pusę. Mums to neleidžia padaryti štai šitas dangtelis. Nedidelis dangtelis šito pavarų perjungimo mechanizmo korpuso kairiai pusėje. Šitą dangtį mums būtinai reikia demontuoti, nes kitaip mes niekaip negalėsime įstatyti to pavarų perjungimo, reiškia, dantuko pagrindinio jau į šakučių laikiklių griovelį. Negalėsime niekaip išstatyti neutralios padėties ir visas darbas bus beprasmis. Aš pats ilgai vargau, galvodamas, kad jeigu aš lengvai nuėmiau šitą dangtį, tai aš jį taip pat lengvai ir uždėsiu, nė velnio panašaus. Vis dėlto teko atlupti hermetiką ir atidaryti šitą dangtelį, kad svirtelė nesiremtų į šoninę sienelę to dangčio. Taigi, čia dedasi paprasta tarpinė, bet aš dar čia dėl patvarumo dar vieną sluoksnį hermetiko, reiškia, užtepiau ploną, nes labai nepatogu tą tarpinę dėti, jinai pastoviai krenta ir aš ją tiesiog truputėlį paklijavau su hermetiku. Na, blogiau nuo to tikrai nebus. O toliau ką? Toliau čia viskas susirenka labai gražiai. Reiškia, viskas susimauna, nieko nereikia reguliuoti, nes viskas yra surinkta jau ant fiksuotų sujungimų. Iš galinės pusės reikia atkreipti dėmesį, kad guolis gerai įlystų į savo guoliavietę. Na, dedant šitą galinį dangtelį, aš tiesiog lengvai pastuksendavau su medinio kaladėlę, reiškia, į priešais esančius taškus ir jis man labai gerai į savo vietą atsistojo. Varžtus taip pat veržiame, stengdamiesi laikyti schemas, kad būtų užveržiami priešais esantis varžtai. Tada šitas dangtis prisispaus tolygiai. Galutinis mūsų greičių dėžės surinkimo etapas. Prisukam galinę dalį, kurioje gyvena viskozinė mova. Taip pat prisukam šitą pavarų selektoriaus mažąjį dangtelį, įsukam visus, reiškia, įsukam prispaudžiančią spiruoklę, kad mūsų svertai
neklibėtų ir neturėtų laisvumo. Toliau, sudėjau tai, kas buvo prie tos greičių dėžės, įsukau galinės pavaros įjungimo daviklį, taip pat laisvos pavaros įjungimo daviklį. Čia dar buvo toksai ekranas, nežinau, gal čia garso izoliacijai. Čia pravedžiau, tai buvo, reiškia, tų daviklių laidai. Taip pat reikia viską, baigus darbus, reikia viską atidžiai apžiūrėti, prisukti tos varžtus, kurios ardymo eigoje mes buvom atlaisvinę arba išsukę. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į galinės pavaros velenėlio fiksacijos varžtą, taip pat į šitos nedidelius varžtelius, kurie prispaudžia, reiškia, fiksuojančius rutuliukus prie mūsų šakučių traukių. 1, 2, 3 ir šitas 4. Štai taip junginėjasi mūsų pavaros. Į save patraukiam pirma, antra pavara. Paskiau pavarų išjungimo svirtis yra neutralioj pozicijoje. Jungsime 3, 4 pavarą, kurios buvo problematiškos. Ir truputėlį padavus į priekį pagaunam 5 ir 6 pavarą. O iki galo į priekį galėsime įjungti atbulinį bėgį. Štai. Visos pavaros išsijungia automatiškai ir iš karto pavarų išrinkimo, reiškia, svirtelė pirminė atsistoja į neutralią padėtį. Na ir viso vakarėlio kaltininkė buvo šita 3-4 pavaros perjunginėjimo šakutė. Ją pakeisti, kaip suprantat, norint ją pakeisti, reikia išardyti pavarų dėžę. Visiems linkiu sėkmės. Bandykit, lyskit, domėkitės, būkite smalsus ir aš manau, kad tokiu atveju galima tikrai labai daug ką nuveikti savo jėgom. Visai nebūtina kreiptis į automobilių servisą specializuotą, kur jum tikrai užgėdos ganėtinai neadekvačią kainą už tokį remontą. Iki kitų projektų, iki kitų susitikimų, likit sveiki ir visiems viso gero.